Sveiki! Praėjus 2 savaitėms į jūsų namus grįžta tikriausiai jau pamėgta laida S+ Info. Kaip visuomet dalijamės naujienomis iš elektroninių ryšių bendrovės S+ gyvenimo. Galvojate, iš kur pasiskolinti ar išsinuomoti automobilį? Šį kartą paslaugų linijos 1616 rubrikoje pristatome įmonę, kuri padės jums šioje bėdoje. Sveiki vairuotojai! Noriu pasidalinti informaciją apie šiai dienai vieną didžiausių automobilių nuomos įmonių Šiauliuose UAB Donauto. Automobilių nuoma Donauto orientuota į užsakovą. Stebime ir analizuojame savo klientus, jų poreikius ir visada stengiamės pateikti tai, ko jiems labiausiai reikia. Tam tikslui nuomojame įvairių tipų automobilius, mažalitražius miesto automobilius, komfortiškus sedano, kupė tipo, prabangius automobilius, automobilius vestuvėms, sportinius, 7-viečius minivenus, 8-viečius bei 9-viečius keleivinius mikroautobusus, krovininius mikroautobusus bei traliukus. Siūlome trumpalaikę bei ilgalaikę automobilių nuoma. Visiems automobiliams vairuoti tinka B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Taip pat teikiame parvežimo, nuvežimo iš oro uostų paslaugą. Važiuojame į Rygos, Kauno, Vilniaus ir Palangos oro uostus. Išsinuomoti automobilį pas mus labai paprasta. Jums tereikia užeiti į svetainę www.donauto.lt, išsirinkti automobilį ir jį rezervuoti. Į jūsų užklausą atsakysime vėliausiai per valandą. Žinoma, visada galite mums skambinti ar tiesiog atvykti į vieną iš mūsų ofisų. Esant poreikiui, automobilį pristatysime į pageidaujamą vietą. Pristatymas Šiaulių mieste jums nieko nekainuos. Kad užsakovams būtų patogiau mus pasiekti, šiais metais atidarėme naują automobilių nuomos Donauto ofisą adresu Tilžės gatvė 110A prieš prekybos centrą Saulės miestas. Ši vieta bus patogi atvykstantiems autobusu ar traukiniu. Taigi, kodėl verta nuomotis automobilių nuomoje Donauto? Ogi todėl, kad čia didelis įvairių klasių ir tipų automobilių pasirinkimas, greitas ir patogus automobilio rezervavimas, konsultacija, patarimai dėl automobilių nuomos telefonu ar elektroniniu paštu, lanksti nuolaidų sistema, greitas ir malonus aptarnavimas, galimybė išsinuomoti papildomą įrangą. Automobilių nuoma Donauto. Mus rasite Architektų gatvė 3 arba Tilžės gatvė 110A. Taigi, jeigu jums reikalingas automobilis, skambinkite trumpuoju telefonu numeriu 1616. Tai dar ne viskas. Linija 1616 turi staigmeną visiems klientams. Nuo plačiau papasakos paslaugų linijos 1616 vadybininkė Raminta. Sveiki paslaugų linijos 1616 klientai. Džiaugdamiesi jūsų lojalumu sugalvojame unikalią staigmeną. Tikriausiai būtų idealu, kad ne tik skambutis, bet ir paslaugos nieko nekainuotų. Taip ir bus. Net 5 žmonėms per mėnesį kompensuosime išlaidas už paslaugas, užsisakius paslaugų numeriu 1616. Ką jums reikia daryti, norint patekti į laimingąjį mėnesio 5-tuką? Ogi nieko ypatingo, skambinkite iš savo telefono numerio, nes jis dalyvauja akcijoje, užsisakykite paslaugas, išsaugokite pirkimo kvitą ir laukite kitos S+ Info laidos, kurioje paaiškės 5 laimingieji. Ši akcija truks iki Liepos mėnesio. Tad prisiminkite, 1616 tai vienas numeris, visos paslaugos ir galbūt nemokamai. Orui gerėjant sakome atgal į gamtą. Sužinokime, kokią veiklą siūlo S+ nuotykių parkas. Papasakokite, kas jūs esate ir kokias pramogas siūlot. Sveiki gerbiami šiauliečiai bei jų svečiai. Mes esame S+ nuotykių parke. Aš esu vyriausias instruktorius Rimvydas. Ir mes siūlome aktyvų laisvalaikį medžiuose. Be to, mes dar siūlome team building, tai yra komandiniai žaidimai. Šie žaidimai yra skirti mokykloms, gimtadieniams bei įmonėms. Papasakokite plačiau apie pramogas medžiuose. Pramogauti gali įvairaus amžiaus bei galimybių žmonės. Mes turime 3 trasas suaugusių bei 2 vaikiškas. Suaugusių trasose yra bendrai 57 rungtys, vaikiškose 27. Bendras suaugusių trasų ilgis yra 1,50 m, o vaikiškų 227 metrai. Ar prastas oras trukdo pramogauti šiame parke? Prastas oras, tai nežinau, turbūt jei žaibuoja, tai mes aišku neleisime į trasų žmonės,
Jeigu labai stiprus vėjas, taip pat jau kaip ir neleidžia. Bet jei lyja lietus ar labai ten, kaip sakant, karšta, tai be abejo gali lipti, svarbu tik būtų noro žmonėm. Neleidžiame tik per žaibus ir labai stiprų vėją. Ką daryti, jeigu žmogus labai bijo aukščio, tačiau nori išmėginti S+ parko pramogas? Tai nėra problema, nes galima užsisakyti asmeninį instruktorių, kuris šalia patars, padrąsins bei padės įveikti rungtį. Papasakokite, kada prasideda sezonas ir kokiamis valandomis dirbate? Dirbame visus metus, visomis dienomis. Nuo pavasario iki rudens dirbame nuo 10 ryto iki 8 vakaro, o dėl pramogų žiemą susitarkime iš anksto. Susitiksime S+ nuotykių parke. Įmonė S+ itin vertina vieningą ir darnią šeimą. Prisimename, kad motinos diena ne už kalnų. Žinome, turime dovaną, apie kurią papasakos kolegė Inga. Motinos dienos proga S+ pristato naują televizijos kanalą Živį. Visą savaitę iki pat gegužės 10 dienos jį matyti galės visi S+ skaitmenės televizijos klientai. O vėliau šį kanalą bus galima užsisakyti pasirenkant papildomą skaitmenės televizijos kanalų paketą. Iki šiol pas mus nebuvo nei vieno tokio turinio kanalo, kuris būtų orientuotas į sveiką gyvenimo būdą ir žmogaus harmoniją su savimi. Šio kanalo turinys yra paruoštas tariantis su pačiais geriausiais mitybos, sporto, grožio ir sveikatos ekspertais. Linkime kiekvienai mamai, moteriai, merginai atrasti laiko sau. O kaip jį išnaudoti ar pilateso, ar jogos treniruotei, ar tiesiog grožio valandėliai, jums patars kanalas Živį. Išsiaiškinti praeitos laidos viktorinos laimėtoją mums padės šiaulietė Liza. Nugalėtojas yra Vaida Dubrovinaitė. Su nugalėtoju susisieksime asmeniškai. Nuo šios laidos viktorinos klausimas yra, kiek trasų yra S+ nuotykių parke? Visi teisingai atsakę į klausimą turės galimybę laimėti šią S+ firminę dovaną. Tad siųskite teisingus atsakymus paštu viktorina@s+.lt. Nepamirškite nurodyti vardą, pavardės ir telefono numerio. Kviečiu dalyvauti. Laikas atsisveikinti. Susitiksime kitoje S+ info laidoje po 2 savaičių.